Sveiki visi, čia TK iš Champions LT ir šiandien norėčiau jums parodyti Firefall, MMORPG šaudyklę. Taigi čia iš karto po pradinio intro, pajungiau žaidimą, intro tikrai lengvas, tiesiog pašaudyti minionus ir šiaip mus siunčia judėti iki waypointo, bet jums pirmą norėčiau parodyti battle frame'us, nes kažkodėl dabartinėme tutoriale jų nėra, kas buvo anksčiau, kai tik žaidimas buvo išleistas. Tai va, yra keletas pradinių battle frame'ų, tai čia yra kovos kostiumai, kurie, kaip sakyt, nusako jūsų visus skillus ir jūsų statusus, ten gynybas, greitį ir panašiai. Tai basicas būna kortas oltas, galima pasirinkti Engineer, Recon, Biotech, Dreadnought, kaip matot, užvedus keičias ginklai ir su jais keliesi, renkiesi experience, renkiesi materialus, kad galėtum gerinti tos battle kostiumus. Manau, pasimkim Engineer. Na va, iš karto pasikeitė mano išvaizda ir pasikeitė mano skillai. Taigi, judėkim kur prašo. Ir mane dabar siunčia į vieną pradinių questų. Spaudu shiftą galima visą laiką sprintint. Kas yra smagu, kad čia galima sklandyt, skraidyt. Yra jetpackai ant kiekvieno kostiumo ir spaudus space'ą tiesiog pakyli į orą. Dešiniai pusėje prie taikinio yra baras, kiek galima skraidyt. Na, pradėkime. Kas čia bus? Na, čia pasakoja apie Sin Connection'ą. Tai reiškia, čia yra mano vieta ir aš šios gaunu signalus. Ir mano visa atrakinta aplinka yra spalvota. Visur, kur mėlyna, ten aš galiu nueit. Ir atsirakintas vietas. Kuo daugiau vietų atsirakinęs, tuo daugiau gauni visokių questų, resursų. O žaidimo kaip ir objective, tai yra atstumti va šitą mėlyną daiktą, kuris yra ateivių invazija. Ir dabar mane siunčia judėti į pirmą assignment. Pražiopsau. Na va, mane jau siunčia į pirmąją kovą. Pagal šitą tutorialą sako, kad neturėčiau ten eit, bet tipo pamėginkim sėkmę. Nu ir pasižiūrėsim, ką čia man duos. Tai va, battle frame'us keisti galit kada norit. Tiesiog reikia nueiti iki garažo, ar ten battle frame change point'o ir jos galima pasikeisti. Taip pat experience'as yra renkamas tam, kad būtų galima upgrade'inti visus daiktus ir skillus. Tai va, tai jau parodysim, ką Engineer gali daryti. Sako, kad yra kažkokių čia gyvybės formų, su kuriuo man teks kovot. Na va, pirmosios kovos, žudau priešus. Rašo, kad reik man jų 10 išžudyt. Taigi, panaudokim vieną iš skillų. Patranka inžinierio, kuris šaudo į visus priešus. Iš
Iš tikro į galvą šaudant daugiau damage'o darosi. Ką, padėkim skydą. Įdomu šitas skydas, kad aš iš jo galiu šaudyti, o į mane damage'as nedaina. Patranka, kaip matot, su laiku mano stiprėja. Leidžia daryti daugiau damage'o. Ginklus irgi galima pirkti, upgrade'int, šitą parodysiu vėliau. Yra marketai. Ir yra craftingo galimybė. O craftingo materialus irgi tutorialas nuves, parodyt, kur juos rinkti. Nu va, mane išvaro iš čia. O, glideris. Su glideriu gali būti sunkoka kartais, reiktų priprast. Nu va, man rodo čia. Na, šitas tutorialas šiaip pliusas tas, kad parodo, iš ko žaidimas susideda. Tai yra iš areas mission, iš stomping mission. Tai reiškia materialų rinkimas. Čia buvo aukštokas priešas stipraus. Na, kaip inžinierius galiu įsimesti savo kulkų ir HP. Čia pusiau toks supportive čaras, o dabar mane siunčia vėl kovoti. Na, gerai, judėkime tą pusę, į kurią reikia. Tai va, materialų rinkimas, šitą irgi dar bus parodyta, kaip minėjau, šitam pradiniam questų serijoje. Parodo viską, kas yra, bet pirmuose tutorialuose žaidimui tik prasidėjus, tai būdavo galima išmėginti visus battle frame'us, pasirinkti, pasižiūrėti tiesiog, ką kas daro su visais paaiškinimais. Dabar, kaip matot, po mano skillais yra toksai baras, kuris dar nepilnai užsipildęs. Kai susipildys, tai reiškia, galėsiu naudoti savo ultimate skillą. Štai vieną iš kovų, įdomesnių kažkiek, kuri bus tutorialo pabaigoje. Na, dabar kovosime. Ir atvaro Evil Guy. Kurį reik nušaut. Pažiūrim, kaip tau šitas patiks. Velnes pasihylino, nu nieko. Baigės mano skydas. Gerai, bent jau mano turetas pastoviai įžaloja. Nu, damage'o tikrai pakankamai daro daug. Ir jis dead. Materialų ieškojimas. Dabar bandau rasti vietą, kur būtų galima
pradėti kasimą. Na, manau, bus čia gerai. Taigi, C raidė. Ir dabar turi atsiųsti mano tamperį. Ir aš jį turėsiu ginti nuo priešų. Lygiai taip pat gali ir kiti žmonės prisijungti. Nes jie irgi gauna rewardus. Na, o dabar toj turėtų pradėti minionai atsirandinėt. Na, tompin ganėtinai pravartu su inžinierium, nes turetas tikrai padeda. Ir dar nurodo kryptį, iš kurios galimai ateina. Aš čia dabar išjungiau tamperį, kad nereiktum rodyti labai ilgo kiekio. Bet jį galima laukti tol, kol užpildi 100% ir pririnkti materialų. Prisirinkus materialų ateinam prie pagrindinio centro ir spaudus E raidę atsidaro langas, kuriame galima researchus daryti, buildinti itemus, vat kaip matot, visokiausių dalykų galima daryti, crafting components ir panašiai. Visą tos materialus arba galima pirkti, arba gaunam iš tų tomping questų. Čia galima daryti researchus, tarkim, engineer, base engineer, ir kad galėčiau gaminti pirmo stage engineer equipmentą, man reik 1000 kristalų, kurių dar neturiu, kad pasigaminti šitą, ir tada jau čia atsiras viskas kaip daryt. Taigi čia, kaip matot, yra tutorialas, video, tikrai patariu pasižiūrėti, kad viską plačiau išsiaiškint. Tada yra Battleframe garažas. Štai čia yra mūsų pagrindiniai keli Battleframe'ai. Kitų yra ir daugiau. Vat aš turiu trial, dabar visus galiu išsimėginti trial versijas. Bet likim prie paprastų. Ir vat mano inžinierius. Tai vat irgi yra tutorialas. Video, tikrai pasižiūrėkit. Yra paint shopas, jei norit pasikeisti spalvas. Vat yra kažkiek free colors. Čia jau pagal patinkamumą, tiesiog confirm. Ir galima va čia dar keletą pasirinkimų padaryti. Grįžus į garažą, čia jau galima darytis upgrade'us. Tai va, prie kiekvieno upgrade'o rašo, kam jie skirti. Ir tarkim tiesiog vat paspaudus tiek ir tiek experience prašo, tiek ir tiek kristalų. Confirm. Na va, užupgrade'ino mano power. Galiu dar sykį upgrade'intis, jeigu noriu. Čia va, galiu masę pasigerinti, tai va. Ir visi šie upgrade'ai leidžia mums ten, pakeičia status kažkiek, aišku, ir leidžia tada geresnius itemus ir skillus naudoti. Tai vat skillai būna čia pasirinkimai ir visą tą reikia gamintis, kaip ir rodžiau praeitoj vietoj. Tai vat tiesiog atsirakini ir gaminies. Tai vat pasižiūrėkit ir tą tutorial, tikrai padės. Ir žinoma yra marketas. Tai čia jau pasirenki, ką tau reikia, pavyzdžiui, abilities. Na va, ir yra pasirinkimai, ką pirkti. Kaip matot, jų yra daug.
Čia viskas perkama už kristalus, in-game currency, tai tikrai galite viską pasimėginti, pasižiūrėti, ką jums reikia nusipirkti. Jeigu neišeina pasigaminti, galit prašyti draugų, kad padėtų. Tai va, štai tiek norėjau papasakoti apie Firefallą. Manau, žaidimas tikrai geras su ateitim, nes vis dar open betoje, vis dar updatinamas, tobulinamas, taigi išmėginkite ir su jumis buvo TK iš Champions LT ir geros dienos, susitiksim kitose video.